Kaip jūs dažniausiai plaunate daržovės? Tiesiog pakišate po čiaupu ir viskas? Manote, kad nuplauna daržovės gerai? Ar taip yra iš tikrųjų? Patikrinkime. Štai pomidorai pirkti prekybos centre. Juos sudėkim į vieną indą ir užpilkime vandeniu iš čiaupo. Paimkime lygiai tokius pat pomidorus, sudėkime juos į kitą indą ir užpilkime jonizuotų šarminių vandeniu. Kol mirks mūsų pomidorai, parodysim dar kai ką. Štai čia turime sezamo aliejaus, įlašinkime jo šiek tiek. Ir vieną ir į kitą stiklinę. Į vieną stiklinių įpilkime vandentikio vandens. Žiūrėkite, kas vyksta su aliejum. Jisai netirpsta. Ir į kitą įpilkime jonizuoto šarminio vandens. Jam net nereikia tirpti, jis tiesiog putoja. Nuostabu, šis eksperimentas dar kartą įrodo, jog jonizuotas šarminis vanduo valo jūsų organizmą iš vidaus. Na, o dabar pažvelkime, kaip laikosi mūsų pomidorai. Išgriebkime pomidorus, kurie mirko vandentiekio vandenyje. Ir išgriebkime pomidorus, kurie mirko jonizuotam šarminėme vandenyje. Pažiūrėkime, kas liko vandenyje. Skirtumas akivaizdus. Taip yra todėl, kad jonizuotas šarminis vanduo nuplauna nuo pomidorų pesticidus, kuriais jie yra purškiami, kol auginami. Kai pradėjau plauti juos šarminiu vandeniu, supratau, kodėl anksčiau aš jų nevalgiau. Skonio skirtumas akivaizdus. Jie net kepa pomidorais. Plaudami daržovės jonizuotų šarminiu vandeniu ne tik nuplausite pesticidus, tokios